Stebuklingas šulinys. Rusų liaudies pasakos motyvais. Kartą gyveno dvi mergaitės – Darbštuolė ir Tinginė. Darbštuolė anksti keldavosi ir to jau darbą susirasdavo. Daug ką reikėjo jai padaryti, ir krosnį iškūrenti, ir trobelę sutvarkyti, ir tešlą užminkyti, ir vandens iš šulinio atnešti. O Tinginė vis guli lovoje, pasiraivo, ant kito šono apsiverčia. Atsikelia Darbštuolės pamotė, o Tinginės tikroji motina. Tojau žiūri, ką veikia josios podukra. Kodėl taip lėtai dirbi? Aš tave svetimą maitinu, rengiu, o to? Pikta buvo Darbštuolės pamotė. Na, o Tinginė iki žinoma buvo švelnesnė. Kogi nemėgi, balandėlę? Nenoriu miegoti. Kogi nevalgai? Nenoriu valgyti. Tai prie langelio eik, muselę suskaičiuok. Oi, nusibodo. Mergaičių kiemą saugojo kvailas šunelis. Štai dėl jo ir prasidėjo visa ši istorija. Sumanė kartą Tinginė jį paerzinti. Imk. Kodėlgi neatveri? Atiduok! Ir reikėjogi tokiai nelaimė atsitikti. Paleido kibirėlį į šulinį ir ne dėl savo kaltės, ką dabar pamotė pasakys. Kas atsitiko? Štai jie kibirėlį paleido. Pati įmetė į kibirėlį, pati ir ištrauk. Be kibirėlio, ne į akis man nesirodyk. Oi, kaip užsirūstino pamotė. Girdi? Greičiau eik. Lysk į šulinį, lysk. Nieko nepadarysi. Baisu lysti į šulinį, bet pamotė dar baisesnė. Teks leistis į šulinio dugną. Vargšė Darbštuolė. Kas ten jos laukia? Kas per stebuklai? Viršuje vasara, o čia žiema. Kur aš? Kur aš patekau? Šalta Darbštuoliai, bet nieko nepadarysi. Be kibirėlio nedrįsta grįžti.
Pasileido takeliu tolyn ir sutiko kiškį. Sveika, mergaitė. Kodėl taip apsirengusi? Argi tu nesušalai? Sušalau. Ir man šalta. Oi, niekaip neatplėšiu žievės. Taip sušalusi. Dėkoju. O ko tu atėjai? Aš ieškau savo kibirėlio. Kibirėlio? Eik šito takeliu, kol prieisi 3 pušis. Ačiū tau. Prašau. Keliauja savo darbštuolį. Kiek paėjusi sutiko jinai ką? Tai jūs patys matote. Sveika, mergaitė. Sveikas. Kodėl tu kosti? Aš peršalau. Vanduo užšalo, todėl aš laižiau sniegą. Argi tu nežinai, kad sniego negalima laižyti? Štai, imk mano skarelę, apsirišk kaklą ir bėk namo. Dėkoju. O ko tu čia atėjai? Aš ieškau savo kibirėlio. Eik šituo takeliu, kol išeisi į laukimę. Ten ir surasi savo kibirėlį. Ačiū tau. Paklausė meškiuko darbštuolį. Kiek paėjusi, staiga pamatė trobelę. O priešais trobelę patį senelį Šaltį. Pasimetė darbštuolį. Nežino, ką sakyti. Sveiki. Sveiki. Tai tu įmetei kibirėlį į mano šulinį, a? Aš, senelį Šaltį. O, pasirodo, tu mane jau pažįsti? Ir nebaisu tau? Baisu, senelį Šaltį. Nebijok. Aš esu griežtas, bet teisingas. Pasėdėk pas mane, kol sugrįšiu, pašeimininkauk, o paskui gal ir kibirėlis atsiras. Yeah.
Darbštuolė ir namų šeimininką buvo pamiršusi, o jis jau grįžo. Sveikas atvykęs, seneli Šalti. Dėkoju tau. Pagodai, senelį. O štai ir tavo kibirėlis. Ir dar štai tau. O dabar prašyk, ko nori. Padarykite taip, kad miške būtų šilčiau. Kad paukščiukams ir žvėreliams nebūtų šalta. Te bus kaip nori. Te pasidaro. Miške daug šilčiau. Ilgai keliavo darbštuolį pas senelį Šaltį, o kaip savo kiemelį atsidūrė ir pati nežino. Apsidairė ir mato atbėga pagotė su tinginė. Nesitikėjo jos išvysti tokią gražią darbštuolę. To jau sakyk, iš kur viską ėmei? Pavydėjo pamotė darbštuoliai. Nutarė jį ir tikrąją dukterį nusiųsti dovanų. Nebijok, tik imk daugiau. Visokių brangenybių prisirink. Nežinojo, ką pasiimti, jau aš tai prisirinksiu. Štai ir tinginė atvyko į tą patį mišką. O čia ir mūsų pažįstamas kiškelis. Mergaitė, atplėšk man gabalėlį žievės. Aš nepasiekiu. To betrūko. Kai panorėsi, pats atsiplėši. Geriau pasakyk, kur mano kibirėlis. Štai kokia tu. Eik šito takeliu iki 3 pušų. Na, o ką dabar sutiks tinginė? Meškiuką? O štai jis. Sveika, mergaitė. Duok man savo skarelę, kaklą apsirišiu, aš peršalau. Matai, ko užsinorėjo, kad tik neduočiau. Aš skubu pas senelį Šaltį dovanų. Kur jo ieškoti? Eik tą keliu iki miško, laukimės, ten ir surasi senelį Šaltį. Sveikas. Sveika, mergaitė. Sakyk, ko tu čia ieškai? Aš kibirėlį tavo šulinį įmečiau ir atėjau pas tave dovanų. Nu kągi, nori gauti dovanų? Pirma eik į trobelę, pašeimininkauk. Šalta. Ką aš čia dirbsiu? Nelengva tau, seselė, čionai buvo. Senelis geras, jis ir taip man dovanų nepagailės. Kodėl tu krosnies neužkūrei? Malkų tai nėra, tai atnešk malkų. Nieko nepadarysi. Teko pačiam seneliui atsinešti malkų ir užkurti krosnį. Nu, duoną kepti moki? Ne. Aš perplėšiau savo kailinius. Ar tu man jų nesusiūtum? Nenoriu rankų varginti. Tai ko tu atėjai?
Atėjau dovanų. Na kągi, aš tave apdovanosiu. O dar, ko tu norėtum? Aukso ir briliantų. Išsirink, kas tau patinka. Štai šitą patį didžiausią. Kibirėlį užmiršai. Trauk jį 9. Turbūt brangi dovana. Bet kasgi tai? Ar tik ne ledas? Iš tikrųjų tirpsta. Taip tinginiai negavo nieko. Tuo pasaka ir baigėsi. O jūs galvokite, įspėkite, kur čia teisybė, kur neteisybė, kur linksmi juokai, o kur pamokymas.